Sveiki, mėlyjeji, su jumis Sandra. Ateinu dabar su santykių tema, pasižiūrėkime, kas jūs jam esate dabar, kokią jis jūs mato. Pasižiūrėkime, kas jūs jam esate dabar ir kokią jis jūs mato. Pasižiūrėkime pradžią, kas esate jūs, kas jisai per vyrukas, kokia charakteristika jo ir kas tarp jūsų vyksta, ir pasižiūrėsime, kas jūs esate jam dabar ir kokią jis mato jūs. Gal kažką tai perduot norės? Pasižiūrėkime. Jūs, kas atėjote manęs pasižiūrėti, vyrukas, jūsų vyrukas, koks jisai, ką jis čia transliuoja šiandien jums. Pasižiūrėkime, kas tarp jūsų vyksta šiandien. Tarp jūsų vykstanti situacija vykstanti, kas čia vyksta tarp jūsų šiandien. Kažkam gali praeiti kaip asmeninis kortų skaitimas, kažkam netikti niekas, kažkam dalis kažkas tikti. Pasižiūrėkime, kas čia vyksta tarp jūsų šiandien. Nagi, pasižiūrėkime. Jūs, karalienė, oro gali žiūrėti manęs, bet nebūtinai. Šiandien moteris gali būti tokios energijose šaltesnės, logiškumą įjungusi, tą racionalų, tą protą, logiška tokia moteris, šaltose energijose, oro ženklo mergaitė. Na, kažkokią kovą išgyvenusi, kardų penkakė, išgyvenot konfliktą, kovą. Dėl kažkokio balanso nebuvimo, kažkas čia labiau davė atsikasti poroje savęs negu reikia. Taip, kad čia moteris tokia dosni ir privertė šiandien likimas laikytis balanso, kompromiso. Gali padėti žmonėms tokia moteris. Kažkokia labdaringa veikla galite užsiimti. Dar kas čia vyksta jūsų gyvenime, kokie jūs? Karalienė lazdų, karšta moteris, gali žiūrėti ugningos moterys, princas kardų, toks vyrukas jaunatviškas, pas jūs yra su daug destruktyvumo ir kažkaip tai ilgai užsitempė situacija pas jūs su vyruku, kas mane žiūrite, tas toksai negatyvas, jo, krizė. Ištikusi poroj ir moteris kažkokią krizę išgyvena. Sudaužyta širdis su moteriai, gali būti pas jūs meilės trikampis, širdies ligos su karalium lazdų. Čia ugningieji moteris lazdų karalienė, ugninga moteris ir ugningas vyras. Gali žiūrėti ir oro ženklo moterys. Išgyventa sunki situacija, griuvusi situacija, griūtis, katastrofa ir taip kaip buvo nebus. Su princu tauriu žmogus toks neryžtingas, su charakteriu neryžtingu, o jūs imperatorė, vyrukas jaunatviškas, su kažkokiu traumuotu vidumi, galbūt pasiūlymo jums nesiūlė, tiesiog turite jaunatvišką vyruką. Pasižiūrėkime jūsų, ar čia tas pats vyrukas. Princas monetų, sustoja santykiai, bet čia sustoja santykiai. Princesė lazdų, jaunatviška moteris galvoja ir su jie yra stagnacija. Princesė lazdų, ugningos stichijos moteris, vyrukas gali turėti moteriškumo tokių bruožų, gali būti vadyba, darbuose pasidirbama, vadybininkas, ir tiesiog santykiai sustoja. Vyrukas pasukęs laimės ir likimo ratą, keičiasi likimas vyruko, mirties korta, transformacijas eina vyrukas, imperatorė galvoja apie pagrindinę moterį savo gyvenime, su kuria yra pakabinta situacija.
10 kardų galėjo būti padėtas taškas, nes čia matėme griūtį, santykiai griuvo, sugriuvo ir čia princas dėl jo charakterio šito vyruko labai daug yra charakterėje neigiamų savybių, destruktyvumo, pavydo vyrukas turi ir kas čia dar tokio yra, 7 taurės, labai daug iliuzijų, netikrų tokių iliuzijų, kažkokių fantazijų ir privedė prie krizinės situacijos jo iliuzijos. Jūs dabar jam moteris per atstumą, žvaigždė moteris, šviečiate iš toli, labai stipri moteris, stiprėjo vyrukas su jumis jisai, bet pas jį labai daug viduje pasipriešinimo, įtampos, gali vyrukas norėti kovoti už savo tiesą, jo tiesa yra tiesesnė, toks su charakteriu sunkoku vyrukas ir nori laimės. Šiaip mato laimę su jumis šitas vyrukas. Jis buvo bent laimingas, bet čia sakau pas jūs griūtis ir čia monetų penkakiai išnaudojamos, kurto mylėjai korta, gali kirsti jam per finansus, labai sunkiai gali būti finansinė padėti šiandien pas vyruką. Princas lazdų, toks sustoja santykiai. Ir čia yra karminis vyrukas jums siūstas iš aukštesniųjų jėgų. Princesė taurių. Taip, kad nori šanso meilį. Vyrukas dar nori šanso meilį, kad ir sugriuvo, jisai nori šanso, tūzas lazdų ir tūzas monetų. Pasižiūrėkime, kas čia dar per situaciją pas jūs. Vyrukas su tokiu charakteriu savotišku. 10 monetų krenta, 10 tų medžių mėlėjai, pasižiūrėkime, ką nori pasakyti. Sako, 10 medžių monetų atsidavimas čia buvo poroj labai, tokia ištikimybė. Sako, visos šeimos draugai ir pažįstami čia pas jūs buvo tobuli. Parinkta tobulai buvo aukštesniųjų draugai, pažįstami ir jie, sako, yra dinamiškos, kintamos, su kintama, turintys daug vidinės kintamos energijos, gydomosios energijos grupės. Šeimos draugai, pažįstami buvo gydomosios energijos grupės, kurios padeda viena kitai atskleisti savo potencialą. Va taip, nebereikalo čia buvo susitikimas, čia tiesiog su šituo vyruku buvo kaip ir galvojama, kad saugumas su juo yra, galėjote gauti iš protėvių ar palikimą būnant su šituo vyruku kartu, kažkokį tai protėvių palikimą, saugumo norėjimas, turto norėjimas ir sako, šeimos draugai pažįstami yra tikrai aukštesniųjų jėgų parinkti jums pagal likimą ir jie yra, sako, dinamiškos, tos kintamos vidinės energijos ir sako, čia tik tai reikėjo atskleisti per juos potencialą, tiesiog įžvelgti, ką jie transliuoja jums šitie pažįstami ir draugai. Ir čia penkakė monetų, sako, kaip ir čia krito pas vyruką penkakė monetų. Sako, apribojimas dabar yra kažkoks vienas nuo kito. Jeigu, sako, sutelksite dėmesį, mintis į viską apie blogus, negatyvius dalykus, jūs apribosite savo augimą kaip žmogaus arba sielos, tiesiog jūs negalėsite kilti aukštyn. Sutelkite dėmesį į tai, ką mylite, būk pozityvus, puoselėk meilę, dėkingumą ir pajusi, kaip jūs sužydėsite. Penkakė monetų nusako, kad tiesiog gal galvojate, kad čia kažkokia tai klaida tarp jūsų įvyko su šituo vyruku, ar finansinės kažkokios problemas atnešė šitą sąjungą, kažkokie materialiniai nuostoliai ir nesėkmė gali būti pas vyruką ir, mėlyjei, sako, čia galėtų būti ilgi santykiai, ilgi ir čia tiesiog įsikišo dieviškumas, dieviškoji tvarka, dabar viską reguliuoja Dievas jūsų santykiuose. Sako, įsikišo, dabar dieviškoji tvarka, pusiausvyra, įstatymas iš dieviškumo, iš dieviškosios pusės. Kas čia dar vyksta? Reiškiasi, kažkokie buvo ir finansiniai nesklandumai. Sako, imperatorius, čia Jėzaus Kristaus atvaizdas, tėvas, imperatorius su vyruku,
į išmintį vedė šitie santykiai. Sako, meilė tarp poros, išmintis liejosi. Tiesiog atsiveria, sako, nauji būdai kurti savo gyvenimą dabar per šitus santykius. Dvasinė kažkokia tiesa, aiški mintis, tikslas, triumfas. Ir čia harmonija. Balansas ir harmonija galbūt reiks atrasti poroje ir tada jūs išves į tinkamą kelią. Priėmimas vienas kito, tokiu kokiu esate ir atneš harmoniją. Kas dar čia vyksta tarp poros, devinakė medžių, sako monetų devinakė, tobulinimas. Kiekvienas žingsnis tobulintina ir nušviečia tavo kelią. Ir svajonė veja svajonė šituose santykiuose. Kažkokių turėjot svajonių ir dar svajonių. Ir sako, kortas susikurk tokį pasaulį, kuriame tu nepasiklystum savo. Ir kada kursi savąjį pasaulį, tu tikrai jame nepasiklysi. Čia galimi pasiekimai, dabar įžvalgumas yra ir galima tą materialinę gerovę susikurti. Va taip, čia galima atstatyti tą materialinę gerovę. Ir dabar poroj vyksta dvekė lazdų, tos žvaigždės, sako drąsa. Pažink savo galią, įženk į savąją galią ir spindėk visiems. Taip, kad čia reikia semtis galios iš kūrybinio potencialo. Drąsa dominuojanti asmenybė kažkokia, nori gal dominuoti vienas labiau, toks pasirinkimas laukia daryti, brandžios asmenybės gali būti, kas dar čia tarp poros vyksta. Mėnulis, daug iliuzijų, daug netikrumo, daug melo, mėnulis magija gali būti, mėnulis dabar depresinė kažkokia situacija ir čia išsiplėtimas vyksta poroje, jau aiškumas viskam, suvokimas kitoks, sąmonė atsiveria ir moteris, tiesiog šviečianti su vidum. Ir čia tokia kaip krizė įvykusi poroj, aiškumas ateina. Pasižiūrėkime, kas tu jam esi šiandien, dabar šiam vyrukui. Kas jūs jam esate dabar šitam vyrukui. Kas jūs jam esate dabar per moteris, kas tu tokie jam esi. Vienybė, meilė, dvasingumas, gėris. Čia taškas galėjo būti padėtas santykiuose. Aiškumas, pagalba. Sako, ką pasėjau, tą ir pjaunu vyrukas. Tas godumas pinigams čia kažkoks tai turėjo išeiti. Taip, kad šansas viskam tu jam esi. Į aiškumą gyvenimo. Tu esi, čia penka kiek kardų, čia konfliktas ir čia penka kiek kardų. Kažkokia konfliktinė situacija buvo. Kas tu dar jam esi, liūto avino arba šaulio ženklo vyrukui, gyvybinės energijos duodi, jisai gyja per tave, gyduolė. Tu jam esi pergalė. Gal turėjot kažkokių darbų su nuotraukomis, su kamera, gal vyrukas kažkokias nuotraukas jums, darbai susijęs su nuotraukomis, gal žiūri jūsų nuotraukas ir tiesiog sako, tai yra pergalė, moteris, su kuria galima pasiekti pergalės. Jūs jo pergalė, mylima moteris, sėkmė ir finansinė. Sako, ką pasėjau, tą ir pjaunu su šita moterimi, labai daug vidinių kovų pasi. Tiesiog gyduolė gydote vidinį vaiką, tą mėlvėjį, traumas visas gydote, pas jį visą tą kovą gydote. Kokie jis jūs mato? Dviprasmiškai jūs mato. Čia taurių karalius mato jūs dviprasmišką. Penka kiek monetų gali netgi būti pas jį dabar kažkoks kaip bumerangas parėjęs, yra finansinis sustojimas, per finansus kirto. Širdis atsiveria vyrukui, jūs jo meilė, o košmarus sapnuoti gali, košmarai, pergyvenimai, jūs jo mylima moteris, čia moteris mylimoji. Čia mylima moteris šitam vyrukui esate. Kas jūs dabar jam dar esate? Sako, ant plauko laikosi čia santykiai, taip ant plauko.
Nori šanso vyrukas su jumis, šansas į meilę, šansas į turtą ir viskas čia griūva. Sena situacija griūva. Turi labai sunku charakterį šitas vyrukas, gali būti su narciziškais bruožais, toksai traumuotas vidus vyruko. Kas ir jūs jam gydote, va tokia gyduolė, kas jūs jam esate dabar? Žvaigždė. Jis mato jūs žvaigždė. Gali santykiai būti per atstumą su žemės ženklo moterimi. Paslaptinga moteris, vyriausioji žinė, su gyliu moteris, šventikė moteris pagal aukštesniųjų planą. Čia yra šventiko mylėjai korta. Taip kad nuo jūsų jisai pradeda santykio gyti, jisai reiškiasi, girdi savo į vidinį aš ir toksai dvasingėja, jūs jam paleidžiate transformaciją, šitas vyrukas eina vidinės kelionės, jūs jam šeima, jisai čia dar visko turi mokintis, jis jūsų mokinys, o jūs mokytoja. Oho, pasižiūrėkime dar, kas jūs jam esate dabar. Kas jūs jam esate dabar? Pergyvenimas, gali būti atstumas tarp poros. Pagrindą pora turėjo, bazę kažkokią. Nu ir sakau, jūs gydote jį, išimate iš viso gyvenimo paviršiaus, vedate pažiūrėti į gilį, ne vien tik tais į tą paviršių, nusiimti kaukės, vedate vyruką į tyrumą. Apmastyti savo gyvenimą jūs priverčiate. Kas jūs esate jam dabar? Sėkmė. Ir nori tikslo pasiekti vyrukas. Ir jūs valote visą, reiškiasi, negatyvą, išvalytoje jo vidaus, traumų. Štai, mėlyjei, kas jūs dar jam dabar esate? Netinka vyras jums. Sako, tai yra ne tau, nes jisai energetiškai netinka eiti į šeimą, jisai netinka, čia tiesiog gali būti, susitiko žmonės kaip sielos dvyniai, tiesiog transformacijai, nes su šituo vyru čia šeimos nesukursi, sako, tau netinka energetiškai, bet bent šiandien jisai netinka. O kodėl, pasižiūrėkime. Sako, reikia teisingus santykius statyti, kurti šeimą, eiti į tą teisingumą, daryti sprendimą, o kodėl jis nedaro sprendimo? O jisai su pilnu sužeistu ego. Čia didelis vaikas, vienu žodžiu, pas jūs yra. Kamgi sako, čia moteriai vaikų, jinai gal jau savo vaikus užaugino, o čia vyrukas didelis vaikas, su traumuotu vidumi. Aha, pažiūrėkit pas jį ego. Ir čia, mėlyjei, sužeidėt jam ego, jūs įžeidėt šitą vyrą. Kokie mato dar jos vyrukas? Tokią norinčią naujo gyvenimo, norinčią teisingo gyvenimo. Čia gydote, jūs jį atėjote gydyti šitą vyruką, jo sielą, valymą ir kad eitų, nusimtų kaukės ir eitų į teisingą gyvenimą. Čia kaip toks kaip sielos dvynys, transformuojate jį visiškai. Kokia jis dar mato jūs? Medituojančias, su savimi vienyje, tokia palaima, kad jūs tokia kaip dovana palaima siūsta šitam vyrukui. Dabar per atstumą santykiai stebite vienas kitą. Kas jūs jam dabar dar esate? Meilė. Mylima moteris. Čia mylima moteris. Siūsta iš aukštesniųjų, sako, pagal likimą. Ir čia sako svajonė, tokia moteris svajonė, jinai mano namai ir mano jaukumas, kas jūs dabar esate. Ir aš sako, visas buvau iki jos pabiręs, aš pabiręs vidumi ir jinai tiesiog su ja būnant aš renkuosi save, susirenku. Aš noriu gilintis, domėtis, tai yra mano sielos dvynys, kuris mane budina iš mano gyvenimo sapno, aš klausiu savęs, kodėl jinai atėjo ir išėjo. O išėjo moteris, kad nori būti laiminga jinai, nes čia viskas subyrėjo pas jūs, nes reikėjo daryti sprendimas, mėlyjei. O jisai tiesiog čia pagalbos jam reikia, nes sielos dvynių nežinojo, kas yra sielos dvynys, kad tik tais transformacijai, ne šeimai kurti. O jūs einate į naują pradžią, mėlyjei. Štai, kas jūs esate. Moteris gyduolė, kur gydote jo vidinės traumas. Pasižiūrėkime dar. Kas jūs dar šitam esate vaikinui?
Reiškiasi be galo šviesi moteris paslaptinga, jūs jam esate tokia kaip gyduolė, gydote jo vidinės traumas, žmogus eina transformacijas per jūs, suvokimas jo visiškai keičiasi. Kas jūs dar jam esate dabar? Labai traukiate per atstumą, labai puikia intuicija dabar jisai turi. Depresija netgi gali būti, jausti jūs gali per atstumą. 8 taurės. Čia 8 taurės šitoj kortų kaladėje, kaip čia jie įvardina. Jūs vyrukui sako, kaip priklausomybė, jis nuo šitų santykių priklausomas. Jūs priverčiate jį mylėti savo kiekvieną dalelę kūno. Meilės savo, sako, negalima deleguoti, perleisti kitam, kad tik kitas mylėtų tave. Sako, visų pirma, pats turi mylėti save ir ne vien tik kiti. Niekas kitas negali atlikti to meilės darbo su savimi taip kaip tu. Ir niekas kitas taip nemylės tavęs kaip tu pats save. Ir sako, čia galėjo būti nenutrūkstamos pastangos, įdėta daug pastangų. Vyras turi daug kuklumo ir drovumo pas šitą vyrą yra. Pasižiūrėkime dar, kokia jūs mato. Čia vyrukas reiškiasi priklausomybė turi nuo jūsų. Jūs šviesi labai moteris. Reiškiasi, jūs mato tokią kaip gyduolė, reiškiasi, moteris nušvietėja, šviečianti. Jūsų vidus šviečia ir matosi visiškai išoriškai ir jį net šokiruoja, jis nesutikęs tokių moterų. Jūs tiesiog einate visai iš tamsos, o jis dar skendi tamsoje. Šviesos džiaugsmą pajusite, sako, per savo pojūčius, mintis, veiksmus ir visa, kas jūs atsispindi jums. Čia moteris užjaučianti, jūs jam supratinga, draugiška, meilės pilna ir praktiška. Kokią dar jis mato jūs? Oi, sako, pažas lazdų. Matot, jisai tik pažas lazdų, iš čia dar mokosi visko. Ir kaip nori pasakyti su šituo pažu lazdų, mėlėjam, sako, man smalsiai jinai, man smalsumą sužadina. Ir sako, į viską, kas nauja, žiūriu kaip į būdą atrasti vis daugiau savęs, pažinti save per smalsumą. Čia vyrukas pažįsta save per šitą ryšį, intuicija stiprėja, plečiasi, kai tiesiog prisitaiko savo energiją naujiems būdams. Šiaip ištikimas vyrukas, dabar lojalus žmogus, toksai nuoseklus ir su gerais ketinimais jisai, bet jisai kenčia nuo savo vidaus, visų vyrukų reikia padirbėti, jam reikia pagalbos, jisai sako, man reikia pagalbos, aš nežinau, kas čia per ryšys, aš pirmą kartą susiduriu su tokiu žmogumi, kuris traukia, iš proto varo tiesiog pagal mėnulio kortą. Taip, imperatorius. Imperatorius, jisai jaučiasi vyrukas, galbūt tėtis čia galima nežiūrėti, sako, trekia angelų, tai čia būtų ta oro mėlėjim. Sako, aiškumą aš matau. Jinai moteris man aiškumas. Patiriami skausmai, nuoskaudos ir suprantu, sako, ko aš noriu ir vis aiškiau ir aiškiau aš suprantu, ko aš noriu savo gyvenime ir aš pergyvenu dėl meilės. Liūdesys gali būti nesantaika, kažkur tai vėluoja šitas vyrukas. Šitas vyrukas vėluoja, nespėja su jumis eiti koja kojai. Jūs išaugusi, jau išėjus iš tos tamsos, o vyrukas dar nesigaudo. Jis dar tik čia pirmi žingsniai bus padaromi. Kas jūs jam esate dabar? 7 žvaigždžių. Kaip sako, daug įtampos pas jį yra, buvo bent. O jisai tikėjimas, kad sako, norisi kurti savo gyvenimą ir leisti visiems kitiems kurti savai. Ta prasme, jau aš nenoriu, sako, įsitempimo. Nuima nuo manęs įtampas, įsitempimus ir tikiu savimi. Pas mane, sako, sąmonėtas, aš net pradedu jausti tą savimonę, santykį su pasauliu per savo jo aš suvokimą. Atsiranda pasitikėjimo manimi, aiškumo ir ramybės toks šaltinis. Moteris man yra pelnas. Ir sako, tai yra kliūčių ir iššūkių įveikimas šitie santykiai man. Man labai didelis iššūkis šitie santykiai. Aš pirmą kartą susiduriu, štai mėlėjai, dvekė angelų.
Sako, pirmą kartą. Tai sako, balanso man reikia laikytis. Ir vyksta dideli pokyčiai čia, mėlyje, jūsų poroje. Sako, vyksta pokyčiai į balansą ir tie pokyčiai sugrąžina į pusiausvyrą, į darną. Ir būdamas balanse, darnoje galėsi atskleisti savo potencialą. Ir čia, sako, pora nori išeiti iš aklavietės. O iš aklavietės išeisite per meditaciją ir čia, kada pažinsite save, kada daugiau domėsitės apie savąją situaciją, jūs įgausite pusiausvyrą ir balansą. Domėkitės, čia, mėlyje, yra labai sudėtinga situacija pas jūs. Kas jūs jam dabar esate dar? Trekė lazdų, mėlyje, kaip, čia kaip kitas etapas būtų, bet čia yra šviesos taro, sako, vizijos jūs jam, nušvitimai ir įkvėpimas. Net sklando jo viduje tas įkvėpimas ir išorėje. Ir sako, aš kažkokias galimybės net matau, norisi tyrinėti, tuos troškimus patenkinti. Sako, tai praktinių žinių net norisi vyrukui, toks verslumu tuo užsiimti, prekyba. Jau nori ir kompromisų tiesiog žmogus. Jūs jį keičiate iš pagrindų, jūs transformuojate žmogų. Kokie jis mato dar jūs? Kokie jis mato jūs dar? Savo atspindį, matot, medis atsispindi. Čia medis ir čia. Savo atspindį. Jumyse mato save. Čia atspindys. Veidrodinė, tokia kaip veidrodinė siela. Taip, mėlyje, jisai per jūs gydosi šitas vyrukas traumas, traumuotas vidus, sako, apsisukimas, posūkis, revoliucija, vienas kito atspindys meilėje. Greitas pokytis bus, ryškus, atsiskyrimas nuo ankstesnės būsenos, perversmas ir didelės permainos pas jūs poroje vyks. Tai va, o kaip čia suprasti, pasižiūrėkime tada permainos kokios artėja. Reiškiasi atspindys, sako, man moteris tokia kaip atspindys. Laimės nori žmogus. Sako, kas čia per permainos artėja, pasižiūrėkime. Kas čia per permainos artėja. Sako, griūtis poros. Taip, kaip buvo, nebus. Tai o kaip bus? Transformacijos einamos. Sako, sielos dvyniai. Matot, kaip čia yra, mėlyje, sielos dvynių kelionė. Sielos dvyniai yra neduoti šeimai ir ne prie indų, prie puodų. Čia yra parašyta sielos dvyniai, reiškia transformuoti vienas kitą, praeiti šitą kelionę. Ir čia išskalbimui tiesiog, kad tu būtum švarus išsivalymui. Kaip čia toliau bus? Pasižiūrėkime, griūva, sako. Pagrindą čia turėjo. Dabar, sako, per atstumą viskas sprendžiasi, jau kaip ir laikas daryti sprendimą, laukiama stebuklo, tai kaip sako, reikia būti tyriems, išeiti iš kaukių, iš to paviršiaus. Jo, iš pagudravimų reiti į naują pradžią. Čia, sako, toks likimas, nekaltink likimo, nes tu pats susikūrei savo mintimis tokį likimą, reiškia griūtis vyksta dabar santykiuose. Pasižiūrėkime dar, kaip čia bus. Kur čia ta griūtis nuves. Sako, norisi porai dar vieną šansą į meilę, bet, sako, miršta santykiai, patiria transformacijas. Šansas miršta. Čia, mėlyje, vyrukas labai daug turi, 8 kardai, turi daug nusimti nuo savęs suvaržymų, kažkas neleidžia iki jūsų, o neleidžia jo vidus, jis turi pradirbti, jisai nepaima. Miršta šansas į meilę dėl jo charakterio, dėl apribojimų, kas labiausiai riboja. Magija galėtų būti, neleidžia. Čia su magija mėnulis, mėlyje, depresija, magija, įsikišimas maginių dalykų. Ir, sako, šansas už tai miršta. Kas dar? 9 lazdos. Šeima čia pas kažką gali būti, mėlyje. Krizė įvykusi. Gerai, pasižiūrėkime, krizė tai krizė. Kaip čia dar bus? Princesė taurių. Mergaitė jaunatviška, nori taip šeimos su šituo vyru, nori eiti į kitą etapą, o čia galvos skausmas. Čia išėjimas iš santykių 8 taurės.
Jo, taip rodo, kad šanso nėra. Čia tik tai dabar per atstumą jūs esate svajonių moteris, karaliui monetų ir jis čia laukime vyrukas, kaip čia bus. Va kaip čia yra, mylėjai, čia šansas miršta dėl suvaržymo, labiausiai čia magija pakenkė. Pasižiūrėkime, kodėl čia jums reikėjo žinoti šitą kortų skaitimą. Taip, kad čia kol kas per atstumą ir griūtis vyksta santykiuose. Pasižiūrėkime, kodėl jums reikėjo žiūrėti šį kortų skaitimą, ką nori pasakyti angelai, kodėl čia tokia apžvalga apie jūsų šitą porą, kodėl čia taip yra. Aukštesnysis čia, mėlėja, pažangos tokios norėjimas, tikslas aukštas. Sako, aukštesnysis tikslas, korta klausia, gal tu kada nors per daug pasirinkimų gavęs, dovanų gavęs, arba per daug nuostabių idėjų tau šovė į galvą. Gal sako, tu neturėjai aiškumo apie savo gyvenimo prasme ir aplamai apie tikslą, gal tu jauteisi, kad eini ne pagal širdį. Ir visada sako, visata tave sustiprina tą jutimą tikrojo kelio, kad atpažintum per atvirą širdį ir tu turi išsivalyti baimės. Ir tiesiog čia išvalo baimės, skatina pažinti save, tyrinėti save, kas esi. Reiškia, čia šitie santykiai, kas esi atskleidžia, tave prieš save. Va kaip čia yra. Kai pajusi išorės ryšį su vidumi, harmoniją pačią su savimi, suprasi, ko iš tikrųjų nori, ko tau reikia ir ko tavo širdžiai aplamai reikia. Tai tavo, kai dieviškosios sielos, tai yra pagrindas jausti širdimi, ar tai tavo norai, ar tai tavo žmogus, ar tai tavo idėjos. Ir įvyks, sako, tada svarbus poslinkis ir pasieksi savo aukštesnį tikslą. Čia vedamas žmogus į aukštesnį tikslą. Reiškiasi, pats tu turi susivokti, reiškiasi savo viduje, ar tau čia šitas vyrukas, ko tu nuo jo nori ir ko tu nori iš vis nuo šito žmogaus ir kam tau jis reikalingas. Pasižiūrėkime angelų patarimas jums, porai, kurioje čia tokia situacija. Nu, irgi įdomiai. Sako, 14 korta, angelai ką nori pasakyti, drąsa. Labai drąsus žmogus čia, kad taip užsijėmė su tokiais santykiais. Sako, tu turi viską, ko tau reikia. Tiesiog daryk tai. Mes, sako, tavo angelai esame čia ir tave palaikysime. Tu tik tai tikėk. Čia, sako, labai žmogus drąsus. Labai žmogus yra drąsus, kad taip jisai čia ryžosi. Ir sako, pas tave vaizduoti fantastiškai, įsivaizduok, aiškiai įsivaizduok gyvenimą, kokio tu aplamai nori, ko tu nori iš šito vyro ir aplamai, kam tau jis reikalingas. Pajusk savo širdyje ir sieloje ir taip išsipildys. Taip jūs tiesiog išsipildys taip, kaip tu nori. Tiesiog pajusk savo sieloje, susijungia protas su širdimi, su vidum, pajusk, ko tu nori ir taip išsipildys. Taip, kaip tu nori. Taip, kaip tu pajusi. Tai vat, mėlėjai, kas čia vyksta. Čia su jumis buvo Sandra, kas norite asmeninio kortų skaitimo, laukiu. Sudie.